mūsų warm-upas turėtų prasidėti, nusėmė laikrodį už kokių 20 minučių ir pralėksim turbūt keletą važiavimų ir lauk mūsų kvalifikaciją. Reikia pasižiūrėti, kaip šiandien ta trasa su saulė. Chocolate Dish Baltic Cup winner. He is also here in first place. Triperis nesivaldo. Šiandieną kovas pabaigėm dėl techninio gedimo top 32. Tai aišku gaila. Bet kartais taip nutinka, galbūt neteisingas sprendimas buvo pasimti pirmuką, o ne 92. Bet saugant techniką prieš Ferropolį buvo nuspręsta pasimti pirmuką. Tai va, o gedimas tai vairo stiprintuvo slegiminio šlanga netlaikė slėgio ir, nežinau, trūko, išsimovė ir pradėjo parūkti vairo stiprintuvo skystį. Tai per 5 minutės kaip ir susitvarkyti neturint šlangos tokios, kokios reikia, tai realiai misija neįmanoma. Priėmėm sprendimą važiuoti taip be stiprintuvo antrą važiavimą, bet neleido važiuoti, nes bėgo skystis. Ir to pasekoj pirmų važiavimų be stiprintuvo apsisukau. Tai nes dingo tenais, užkando ir susisukau. Tai tokios kaip ir tokelės, o ką dabar baigiam susipakuoti, važiuojam biškį pailsėti ir kaip ir mašina paruošta, bet reikia pasiruošti visus daiktus, nes daug atsarginių dalių vežėmės čia, nes tinka daug šitai mašinai. Tai va, tai ruošimės, pakuosimės ir antradienį jau vakare turiu nuvaryti autobusą, kad trečiadienį labai anksti ryte išvažiuotų link Ferropolio. Taip, kad susitiksim už realiai kokių 4-5 dienų Ferropolyje. Ačiū visiems už palaikymą, ačiū didelis komandai ir kartais būna ir taip. Taip, kad ačiū visiems ir iki pasimatymo. It's not just a hobby, nor is it a job.